nors kas ima ir perskaito garsiai vieną puslapį. Čia pabaiga jau tų visų bėdų. Savanoriai. Taip, draugam, nes tai čia ką aš skaitysiu, babulė, tai jau neįdomu, o jūs jau... Garsiai, aiškiai. Taip. Kai mirdavo tėvai, vaikus perimdavo į atskirą našlaičių baraką, tame pačiame laidiname kape. Ledinėme kape. Sąlygos buvo tokios pat baisios, mirtingumas vaikų dar didesnis. Išbadėję vaikai grandydavo rankutėmis nuo ledinių langų sniegą ir valgydavo jį. Vaikai mirė vienas po kito. Lavonų vedžiotojai dažnai rasdavo ant sniego prie vaikų barako durų padėtus maišus su vaikų lavonėliais, skeletėliais. Po kiek jų buvo maiše, nežinoma, nes nuvežę maišus dėdavo į bendrą krūvą jų neskaičiuodami. 2 berniukai suomiai 12 ir 13 metų tame našlaičių barake pasikorė. Tai matė 13 metų Lukminaitė Juzė nuo Kėdainių, kurią ten patalpino po tėvų ir 2 vyresnių brolių mirties. Mažoji Juzė vis verkė prisimindama tėvų, ypač paskutinio, 16 metų brolio mirtį. Mirdamas badu broliukas vis laukė pažadėtos duonelės, bet taip ir mirė nesulaukęs, ištiesęs rankutę. O duonelė jam įdėjo jau į mirusią rankutę. Juzė vis prašinėjo žmonių nuvesti ją prie broliuko kapų. Kartą viena moteris ją nuvedė, bet lavonų krūvoje jį broliuko nepamatė. Tik visam gyvenimui įstrigo atmintin poliarinių lapių nugriaužtos rankos ir kojos, balti kaulai, taip pat vėjo ridenama kažkieno galva. Kartą jis su berniuku Stasiūnu išėjo iš našlaičių barako. Jie tikėjosi rasti kokio nors maisto. Sašlavinuose prie viršininkų namų pavykdavo kartais rasti žuvų žarnų. Išsekusi mergaitė suklupo. Ji nušalo rankas ir krūtinę, nes pridengti neturėjo jėgų. Gydant jos buvo neįmanoma paguldyti. Krūtinė nušalusi, viena žaizda, ant mėjančių stuburo ir dubens srityse, kur atsikišę kauliukai, ragulos, trofinės opos nuo išsekimo ir skorbuto. Tada ją medžiaginėmis kilpomis pakabino už pažastų. Kojytes įrėmė į patalą, o kilpas pritvirtino prie lubų. Tokioj padėti Juzė Lukminaitė prakabojo keletą mėnesių. Kokią kaltę turėjo išpirkti šis nukryžiuotas vaikas. Randai nuo žaizdų išliko iki šiol. Nu va, ačiū. Vėlgi niekas ten labai patikrinti negali. Vieni šaltiniai sako, kad 400 liko, kiti sako, kad 700 liko. Žodžiu, tai tik po vienos žiemos. O paskui šaudymai jau buvo, paskui jau viskas. Taip, tai o mamytės, pažiūrėsim vagoną, tai įsivaizduokit mėnesį. 4-5 paros 2 kibirai vandens, vagonas priekas nemato ir klausai, kaip bombonešių skaičiuoja, paskui tyla. Tai toks mirtina pradinuko baimė, kad baisu. Bet kaip atėjo sovietai, išlipo iš tų mažyčių vagonų ir kaip atsklido čia, kai skruzdėlynas, ir kai naktimis pradėjo visi bijoti ir mamytės prie langų sėdėdavo, ar atvažiuos jau suimti tėtį, nes naktimis žodžiu, karo nebebuvo baisu. Jeigu bent kiek turėjai smegenėlių, tai nukris ta bomba, nukris, bet jeigu ne, tai kad tik greičiau tas siaubas dingtų, nes iš ryto skambučiai, iš ryto jau pas kažką tai suėmė, išvežė mieste. Aš čia apie miestą galiu kalbėti, aš kaime gal to taip nesijautė, tą pirmą okupacijos. Taip, ir rezultatas toks, kad nori, kad būtų karas. O kada jau atėjo 14 naktis, tai mintis buvo tėvų, ne vaikų, nes šautuvais tave iš lovų išvaro ir tu čia stovi su naktiniais, tamsu ir pro duris varo. Tai nebuvo paaiškinta, kad čia tu esi baisus nusikaltėlis ir tu čia nemyli Sovietų Sąjungos ir tave čia dabar gabenam. Tėvelio mano žodžiai buvo, nes mamytė kažkodėl tai pasigrebė praeidama albumą ir eina su vasariniais prie lovos, apsirengėm ir išėjom. Tai tėčio žodžiai buvo, padėk, nes vis tiek tuoj sušaudys. Gal saviškiai ras. Mamytė padėjo tą albumą ir iškeliavom.
O kadangi sunkvežimis pasirodo, reiškia, į mišką veža šaudyti, čia nešaudys. Vėl apsikabinę laukia to miško, o atveža į stotį. O ten jau Sniečkaus žodžiai. Per vieną akimirką, ta gauja jau jie roles turėjo. Vyrus, tėčius į kitus vagonus, mamytės į kitus. Iki Naujosios Vilnios dar 2-3 dienas tam pačiam ešalone tėčių vagonai buvo. Ir vat ką, po kokių 3 dienų Naujojoje Vilnioje ten stumdė, niekas nesuprato. Per naktį atkabino visus tėčių vagonus, sujungė į kitą ir jau tada, tai dar kada kur, tai per tą lėkštę garsią kalbinę, visa Sovietų sąjunga ten nukabinėta buvo. Kai kažkas išgirdo, kad karas, tai dar buvo viltis, o gal ta bomba čia nukris, nebūtinai ant vagono nukris, gal bėgius suardys. Tai va, o ta kelionė va taip ir buvo. Reiškia, tėčiai žuvo Krasnojarsko lageriuose, mamytės po mėnesio Altajus, ten irgi kokias 3 savaitės reikėjo po lietum ir taip toliau pirko, gal ne už pinigus, o pagal paskirą nurodymą, kur daug vaikų, tai ilgiausiai ten po to lietum mirko prie bėgių. Bet jau vis tik po 3 savaičių visi buvo išdalinti Altajus. Altajus vaikai, kaip pasakyti, keliausit, jūsų ateitis nežmoniškai gera. Visur būsit, bet jeigu netyčia užklysit į Altajų, tai žinokit, kalnai gražus. Matėt galbūt arba matysit Alpes, tai šitie kalnai yra panašus. Jie yra tokie gražus. Ir gražus kraštas. Taip. Kadangi paskui, kai tu matai tuos rūsčius, tuos baisius, tuos kalnus, jau ten, kur alpinistai kopia, tai Altajus yra, tikrai toks Alpės. Ir tos pievos yra ten ir visa kita. Ir dar yra išganimas. Yra išganimas, auga gėlytės tokios kaip aš, žemė kaip šokoladinis sviestas blizga, ten nieko jie neįdeda, bet tik jeigu netingėtų, tai ir išimtų ten ką nors neblogai. Va. Ir miškas, kalnai, prigriuvę, niekas ten gyvenime neperka malkų. Ten tie kedrai nugriuvę, ten maumedžiai va mūsų čia sodinti užaugo iš Dubravos. Žodžiu, tik jau gabenkis, ant tiek ištvirksti, kad jau mediena tau sunku ten kalnuose. Tai jau tik tai, kur trūnyja ir lieka tas šakos įaugimas, tokia verpstė, vieni sakai. O kadangi ten dar žmonių super biednų, kasa auksą kalnuose nuo carų laikų. O reiškia, tie kasėjai su šeimom, molio trobelės, labai baltutės, tvarkingutės, tokios gūštos vieno kambarėlio. Iš vidaus išbalinta, iš viršaus, toks biskit darželis, kaip dzūko apačioj, bet tik daug mažesnis. Ten nelabai kas dilgėlių, labai atsimenu, daug buvo, nes mes pirmiausiai pasiprašėm tas dilgėlės suvalgyti. Ir nebuvo tai priešiška, gal visur visokių atvejų buvo, tūkstančiai buvo ištremti. Bet, pavyzdžiui, Altajų kalnuose ji nieko neturi, nei patalo, nei spintos, nei komodos. Bet jin tą špižinį savo puodą skolina, kad tu prisirinkai gėlių, žolių ir tu turi kur virt ant laužo viduj. Ir tikrai negali sakyti, kad va ten fašistus kažkokius, nors ant mūsų vagonų buvo užrašyta, kad veža prostitutės ir kriminalinius nusikaltėlius. Bet tai joks ne dailininkas ir niekas, bet va šitai per poliarinę naktį organizuota brigada valdžiai malkų ieško. O malkos tai reiškia idėja, kada prieš kiek ten tų ledonešių šimtmečių, kažkada ten išnešė, matot, kaip čia salelės, kur tai užplaukė tą medieną prieš į jūrą išplaukdama ir tu turi rasti šitą.
people, 46 packaged in a cage on wheels, maybe a rolling coffin. I use my fingers to sketch image in a layers of dirt on the floor, near the front of the train car, wiping the drawings away and starting over again and again. People chatted about all our possible destinations. Some said NKVD headquarters, others thought Moscow. I scanned the group. Face spoke to their future. I saw courage, anger, fear, and confusion. Others were hopeful. They had already given up, which was it. As we rode, I reported every detail from the window: the Nemunas River, the big churches, buildings, the streets, even the streets we passed. People sobbed. Lithuania had never looked more beautiful. Flowers burst with color against the June landscape. We moved along, our cars marked thieves and prostitutes. After 2 hours, the train began to slow. We are coming into a station, I said. What does the sign say? I asked the bald man. I waited for the train to move closer. Vilnius. We're in Vilnius, I said quietly. We weren't sick, but the others were. Each day when the train stopped, we leaned out of the car and tried to count the number of bodies thrown. It grew every day. I noticed that Jonas kept track of the children, making the marks with a stone on the floorboard on the car. I looked at his marks and imagined throwing the little heads atop each one, hair, eyes, a nose, and a mouth. People estimated our path traveled south. Whoever was posted at the little window would call out when we passed markers or signs. My feet were numb from the vibration of the floorboards. My head was curled from the stench, and I itched terribly. Lice were biting down the side of my hairline, behind my ears and my armpits. We had passed to the Vilnius, Minsk, Orsha, Smolensk. I wrote on the path of cities on my handkerchief in ink. What are you crying for? You knew it was going to happen. You are concerned only with yourself. When the Germans kick the Soviets out of Lithuania, we will leave you here on the tracks, so we don't have to put up with you anymore. Boy, you don't understand. The Germans aren't going to solve the problem. Hitler is going to create more. Those damn lists. The NKVD divided us into 25 groups, 15 people per group. We were group number 11. They took the men with any strength and sent them to work finishing the NKVD barracks. The boys were sent to fish in the Laptev Sea. The remainder of the women and the elderly were instructed to build a yurta, a hut, or for their group. We could not, however, use any of the bricks or wood near the NKVD building. Those were reserved for the NKVD barracks. After all, winter was coming, and the NKVD needed warm housing, said Ivanov, the brown-toothed god. We could use scarps or pieces of logs that might have floated ashore. We worked for another week, building from scratch. It wasn't a house, it was a dung heap, a bunch of logs covered in mud, sand, and moss. It looked like something a child would make in the dirt, and we had to live in it. The men finished building the barracks and the bakery for the NKVD. They were proper brick buildings with stoves or fireplaces in each room. The man who wound his watch said it was well outfitted, and we were expected to endure an Arctic winter in a mud hut? No. They expected us not to endure at all. The NKVD set us to rolling logs out of the Laptev Sea. We were to chop them up to dry for firewood. We weren't allowed any woods for ourselves. We sat in our yurta facing the empty stove. I saw plates with food being taken from our dinner table and pieces scrapped into the trash. I heard Jonas' voice saying, "But mother, I'm not hungry," when told to finish his dinner. Not hungry? When we ever not hungry? Papa was strong. He was a patriot. Did he fight, or was he unaware?
Do they leave him in the dirt like Ona? I wondered if Jonas had the same questions. We didn't discuss it. I wrote a letter to Andres, but it became smudged with tears. The storm raged. The wind and icy snow created a deafening roar of white noises. We dug a path out the door to collect our rations. Two Finns, lost in the blizzard, couldn't find the yurta. They squeezed into ours. One had dysentery. The stench made me gag. My scalp was crawling with lice. It was mid-December. Winter had us in its jaws. The repeater had frostbite. The tips of his fingers were packed jet black. Grey bulbous lumps appeared on the end of his nose. We wrapped ourselves in every piece of clothing and rags we could find. We tied our feet in old fishing nets that had washed ashore. Everyone bickered in the yurta, getting on each other's nerves. Small children began dying. Mother took her ration to a starving boy. He was already dead. His tiny hand outstretched, waiting for a piece of bread. We had no doctor or nurse in camp, only a veterinarian from Estonia. We relied on him. He did his best, but the conditions were unsanitary. He had no medicine. Ivanov and the NKVD wouldn't step inside our yurtas. They yelled at us to leave the dead outside the door. You are all filthy pigs. You live in filth. It's no wonder you're dying. Dysentery, typhus, and scurvy crawled into camp. They pasted on our open sores. One afternoon, one of the Finns left his boot choking to urinate. Helena found his swinging from a branch. He has hanged himself with a fisherman. The wild man's questions kept me awake in thought. Was it harder to die or harder to be the one who survived? I was 16, an orphan in Siberia, but I knew. It was the one thing I never questioned. I wanted to live. I wanted to see my brother grow up. I wanted to see Lithuania again. I wanted to see Joanna. I wanted to smell the lily of the valley on the breeze beneath my window. I wanted to paint in the fields. I wanted to see Andres with my drawings. There were only two possible outcomes in Siberia. Success meant survival, failure meant death. I wanted life. I wanted to survive. We carried the coffin out of the jurta and walked slowly through the snow toward the hill. Jonas and I held the front, Mrs. Rimas and the man who wound his watch held the center, and the bald man carried the back. Yanina trailed beside me. People joined us. I didn't know them. They prayed for mother. Soon a large procession walked behind us. We passed the NKVD barracks. Tresky talked with the guards on the porch. He saw us and stopped talking. I looked ahead and walked toward the cold hole in the ground. Dear friends, the writings and drawings you hold in your hands were buried in the year 1954. After returning from Siberia with my brother, where we were imprisoned for 12 years. There are many thousands of us, nearly all dead. Those alive cannot speak. Though we committed no offense, we are viewed as criminals. My husband, Andres, says that evil will rule until good men or women choose to act. I believe him. This testimony was written to create an absolute record, to speak in a world where our voices have been extinguished. These writings may shock or horrify you, but that is not my intention. It is my greatest hope that the pages in which are stir your deepest well of human compassion. I hope they prompt you to do something, to tell